Šiandien turime Salvadoro kavą iš pacų ūkio, kur yra džiovinta pakamara. Tai turėtų puikiai tikti tiek vartotojai, kuris mėgsta gerti chemeksą, filtrinę tokią išgrynintą kavą, tiek tam, kuris vartoja kavą namuose užplikytą. Todėl tam, kad ją atskleisti, geriausiai nusprendžiau pasirinkti aeropreso metodą ir padarysiu jį dviem skirtingais būdais. Pirmoji kava bus paruošta tiesiai puodelį aeropreso būdu. Tam, kad ji būtų panašesnė į chemeks paruoštą būdą, aš pasirinkau naudoti 2 filtrus ir šiek tiek stambiau sumaltą kavą. Turėtų atsiskleisti su šiek tiek daugiau rūgšties, būti tokia gaivesnė, sakykime. Šis puodelis, manau, turėtų gautis švaresnis, gaivesnis, kaip jau minėjau, lyginant su kitu, kurį išvirsim, ir jaustis daugiau vaisiškų spalvų. Dabar darysim tą pačią kavą, bet šiek tiek kitokiu metodu, tai tam pasirinkau atvirkščią aeropreso gaminimo būdą. Su juo kava bus panašesnė į mums įprastą plikytą kavą, švaresnė, dėl to, kad vis tiek ruošta su filtru. Tam, lyginant su pirmu to mūsų būdu, aš sumaliau kavą smulkiau, ruošiu trumpiau, kad kava geriau atsiskleistų, naudosiu tik tai vieną filtriuką. Pirmą kavą ruošiau 3 minutės, šitą kavą ruošiu 2 minutės. Tai štai gavosi antrasis puodelis, kurį ruošiau apverstuoju būdu, kuris panašesnis į plikytą kavą.